Elžbietos I portretas. Suknelė išsiuvinėta aukso siūlais taip tankiai, kad audinio nematyti. Vieno apdaro svoris 20 kg gryno aukso. Ji turėjo 800 tokių suknelių, 4 tonos aukso vien tik garderobui. Tai pusė viso to meto Anglijos kasyklų metinės gavybos. Jelizaveta Petrovna 15 000 suknelių. Vienas 15 amžiaus audėjas pagamindavo 3 metrus brokato per mėnesį. Jos garderobui būtų prireikę 8000 metų nepertraukiamo darbo. Tačiau kiekviena Europos aristokratė turėjo šimtus apdarų. Kiekvienas karalius valdė tūkstančius. Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Anglija, Rusija. 10 dvarų. Kur manufaktūros pajėgios pagaminti tokius kiekius? Kur dokumentai apie milijonus tonų žaliavų? Jų neegzistuoja. Mums sako Renesanso epochos amatininkų meistriškumo suklestėjimas. Tačiau matematika nesutampa. Kad nudažytum vieną suknelę purpuru, reikia sunaikinti 10 milijonų moliuskų. Aukso siūlai būdavo tempiami rankomis mėnesiais. 4 tonos auksos tai 800 000 kilometrų siūlo, 1000 metų darbo. Portretų keistumas. Dailininkai skirdavo savaitės audinių piešimui. Kiekviena klostė dokumentuota techninio brėžinio tikslumu, o veidai neryškus, neproporcingi. Kodėl apdarai svarbesni už žmonės? Todėl, kad tai buvo nykstančių artefaktų dokumentacija, technologijų, kurių nebuvo kam perduoti. Rūmų rūsiuose rasdavo užmūrytas patalpas su audinių ryšuliais, nežinomos kilmės šilkas, brokatas be meistro ženklo, amžiaus nustatyti neįmanoma, sandėliai užanspauduoti 100 iki oficialaus suklestėjimo. Renesanso epocha tai nekūrimas, tai maroderiavimas. Europos kilmingieji išplėšė išnykusios civilizacijos saugyklas ir 300 metų danešiojo, dėvėjo iki galo svetimas atsargas. Tai, ką sužinosite toliau, paaiškins, kodėl muziejai draudžia audinių analizę, kodėl technologijos staiga prarastos ir kieno būtent indėlius plėšia Europos karaliai. Kotryna Medici 405 suknelės, kiekviena svėrė nuo 10 iki 15 kg, 5 tonos audinio. Marija Antuanetė keisdavo apdarus 4 kartus per dieną, ištisus metus. Per 18 suaugusio gyvenimo metų dvare 26 000 apdarų. 1 metro aksomo gamyba reikalavo 15 dienų meistrų darbo, viena suknelė 12 metų, 180 dienų apdarui. Marijos Antuanetės garderobui vienam audėjui prireiktų 125 metų arba 4000 žmonių armijos dirbančios visą gyvenimą tik jai. Aukso siuvinėjimas dar labiau apsunkina vaizdą. Vienoje karališkoje suknelėje iki 3 km aukso siūlo. Gamyba. Auksą praleisdavo per 80 nuoseklių angų, kurių kiekviena siauresnė už prieš tai buvusią. 3 mėnesiai 1 kilogramui. Viena suknelė reikalavo 5 kg aukso, 15 mėnesių darbo vien apdaro išsiuvinėjimui. O dabar dokumentuotų karališkų garderobų mastas Europoje nuo 15 iki 18 amžiaus. Vidutinis dydis 5000 apdarų. 560 000 suknelių. Kad jas pagamintum, reikia 28 milijonų žmogaus darbo metų nepertraukiamo darbo. Visi to meto Europos gyventojai, 40 milijonų žmonių, įskaitant kūdikius ir senelius, išeina, kad kiekvienas Europos gyventojas, įskaitant valstiečius, turėjo paskirti didžiąją gyvenimo dalį audimui, karališkiesiams dvarams. Tačiau 95 procentai gyventojų buvo žemdirbiai. Kas audė? Atsakymo nėra. Tyras purpuras, imperatorių dažas, buvo išgaunamas iš Viduržemio jūros moliuskų, mureks brandaris. Viena sraigė 2 lašai dažų. Vienam kvadratiniam metrui audinio reikėjo 10 000 moliuskų. Karališka suknelė 12 kvadratinių metrų, 120 000 sraigių vienam apdarui. Imperatorius Neronas valdė 300 purpurinių togų. Bizantijos imperatoriai dėvėjo tik purpurą, po 3 apdarus kasdien. Per
1100 Bizantijos gyvenimo metų, daugiau nei milijonas purpurinių drabužių, 120 milijardų moliuskų. Archeologija griauna šį vaizdą. Rasta 12 senovinio purpuro gamybos dirbtuvių – Tyras, Sidonas, Kreta, Tunisas, Kartagina ir kitos. Bendras kriauklių tūris visose dirbtuvėse 80 milijonų. To būtų užtekę 6000 suknelių. Dokumentai kalba apie milijonus. Skirtumas 300 kartų. Tačiau pagrindinė problema – technologija. Tyro purpuro paslaptis prarasta 10 amžiuje. Šiuolaikiniai chemikai negali jos atkurti. Formulė žinoma, procesas aprašytas, tačiau spalva gaunasi blausi, neatspari, kitokia. Viduramžių dažytojai valdė metodus neprieinamus šiuolaikiniams laboratorijoms su spektrometrais ir kompiuteriniu modeliavimu. Vienintelis paaiškinimas – jie negamino dažų. Jie naudojo paruoštus dažus civilizacijos, turėjusios technologijas, kurių mes nesuprantame iki šiol. Ir kai atsargos baigėsi, paslaptis buvo prarasta, nes paslapties europiečiai niekada neturėjo. Aukso siuvinėjimas. Oficialiai siūlai buvo gaminami tempimo būdu. Aukso luitą išplokštindavo, supjaustydavo juostelėmis, apvyniodavo aplink šilko pagrindą, 1 kg aukso, 50 km plauko storio siūlo. Šiuolaikiniai juvelyrai su pramoninė įranga negali ištempti siūlo plonesnio nei pusės milimetro. Viduramžių meistrai esą rankiniu būdu ištempdavo po 0,01 mm 50 kartų plonesnį, prie žvakių, be matavimo prietaisų, be mikroskopų. Aukso siūlų iš muziejų kolekcijų analizė parodė idealų vienodumą, nepasiekiamas net ir šiuolaikiniams stakliams su kompiuteriniu valdymu. Reikalinga lazerinė kontrolė ir automatinis koregavimas realiuoju laiku. 21 amžiaus technologijos. Cheminė sudėtis. Kita anomalija. Spektrinė analizė atskleidė platinos, iridžio ir osmio priemaišas proporcijomis būdingomis Pietų Amerikos telkiniams. Europos auksas tokių priemaišų neturi. Tačiau oficialiai Amerika atrasta 1492 metais, o aukso siūlai datuojami nuo 12 iki 15 amžiaus, likus 300 metų iki Kolumbo. Kaip Pietų Amerikos auksas pateko į Europos audinius likus 300 mečiams iki oficialiaus kontakto? Yra tik vienas atsakymas. Globali civilizacija egzistavo gerokai prieš geografinio atradimo epochą. Ir europiečiai nuo 10 iki 15 amžiaus naudojo jos palikimą, pateikdami kaip savo gamybą. 3000 metų Kinija monopolizavo šilko gamybą. Šilkverpių vikšrų išvežimas buvo baudžiamas mirtimi. Europa gaudavo šilką per didįjį šilko kelią, kaina 20 kartų viršijančią auksą. 15 amžiuje vyksta neįmanoma. Šilkas tampa masinė preke. Italijos miestai esą sukuria savo gamybą. Dokumentai teigia, kad 15 amžiuje pabaigoje Italija pagamina 200 000 kg šilko žaliavos kasmet. Realybės patikrinimas. Iš 1 kg šilko reikia 15 000 vikšrų. Kiekvienas suėda 30 gramų medžio lapų. 200 000 kg reikia 3 milijardų vikšrų. 90 000 tonų lapų. 9 000 hektarų ploto plantacijų. Palyginimui, istorinis Florencijos centras užima 500 hektarų. Šilkmedžių plantacijos turėjo būti 18 kartų didesnės už miestą. Kur jos? Florencijos archyvose nėra nei vienos užuominos apie didelės 15 amžiaus šilkmedžių plantacijas. 0 dokumentų apie milijonų šilkverpių kiaušinėlių pirkimą. 0 aprašymo atitinkamo masto šilko audimo kompleksų. Užtat yra 1460 metų įrašas. Staigus didelių aukščiausios kokybės šilko atsargų atsiradimas. Kilmės nustatyti nepavyko. Šilkas yra, niekas nežino iš kur. Nežinome kilmės. Ši formuluotė sutinkama 100 Europos rūmų inventorizacijos aprašų. Negamino. Rado. Renesanso epochos portretai turi keistą dėsningumą. Audiniai nupiešti fotografiniu tikslumu. Žmonės nerūpestingai.
Veidai neproporcingi, anatomija pažeista, perspektyva iškraipyta. Tačiau kiekviena suknelės klostė, kiekvienas siuvinėjimo raštas, kiekvienas nėrinių siūlas dokumentuotas mikroskopiškai. Hansas Holbeinas jaunesnysis skirdavo savaitės vieno apdaro vaizdavimui. Rentgeno analizė rodo, kad jis audinius perrašydavo po 10-12 kartų, siekdamas absoliutaus tikslumo. Veidai vienas ar du dažų sluoksniai, minimalus apdirbimas. Kodėl suknelė svarbesnė už žmogų? Todėl, kad portretai buvo techninė dokumentacija. Dailininkai fiksavo audimo technologiją, siūlo struktūrą, dažymo būdus, raštus, viską, kas matoma akimi. Jie suvokė, šie audiniai yra baigtiniai. Technologija nežinoma, atkurti neįmanoma, atsargos senka. Reikia spėti uždokumentuoti, kad yra ką kopijuoti. Tiesioginis įrodymas egzistuoja 1535 metai. Dailininko Giovanni Battistos Maronio kontraktas hercogienės Izabelės d'Este portretui. Honoraras 300 dukatų, milžiniški pinigai. Speciali sutarties sąlyga, dailininkas įsipareigojo pavaizduoti hercogienės suknelę tokiu tikslumu, kad pagal portretą būtų galima atkurti siuvinėjimo raštą, audimo techniką ir dekoro elementų tvirtinimo metodą. Ne veidą, ne figūrą, ne interjerą, tik suknelę su techniniu inžinierinio brėžinio tikslumu. Portretai tai instrukcijos, beviltiškai bandymai išsaugoti žinias apie technologijas, kurių europiečiai nesuprato ir bijojo prarasti visam laikui. Restauruojant Europos rūmus, reguliariai aptinkamos užantspauduotos saugyklos. Versalis 1923 metai. Už klaidingos sienos 80 kvadratinių metrų ploto sandėlis, 400 ritinių 15 amžiaus brokato. Patalpa užmūryta 1350 metais, likus 100 metų iki oficialaus brokato gamybos suklestėjimo Prancūzijoje. Taueris 1981 metai, užmūrytas bokštas, 240 karališkųjų apdarų idealios būklės, audiniai nepaliesti kandžių 300 metų, dažai neišblukę, bet svarbiausia ženklų kleimų nebuvimas. Viduramžiais kiekvienas cechas privalėjo dėti ženklą mirties bausmės grėsme. Šie audiniai be jokios žymės pagaminti tik cechų sistemos įvedimo iki 15 amžiaus. Aprangos datavimas 14 amžiaus pabaiga. Paradoksas. Audiniai senesni už apdarus, kurie iš jų pasiūti. Žiemos rūmai 20 amžiaus 10-metis. Tiesiant komunikacijas aptinkami pamatai, nueinantis į 12 metrų gylį. Oficialus žiemos rūmo paklojimo gylis 3 metrai. Kas pastatė 9 metrų pagrindą po jais. Apatinėme aukšte užantspauduota patalpa su tekstilės likučiais, aukso dirbiniais, keramika. Amžiaus nustatyti nepavyko. Organika tokios būklės, kuri nesuderinama su natūraliu skaidimusi. Visur tas pats vaizdas. Audiniai senesni už oficialų datavimą. Kilmė nežinoma, ženklų nėra. Sandėliavimas masinis. Ryšuliai po 100-200 ritinių. Tai ne garderobai, tai pramoninės nežinomos civilizacijos atsargos, o Europos kilmingieji nuo 10 iki 18 amžiaus šias atsargas planingai plėšė. Technologijos nepalaipsniui geso, jos žlugo vienu metu visoje Europoje 18 amžiaus pabaigoje. Sinchroniškumas rodo ne ekonominę krizę, o išorinio resurso išsiekimą. Prancūzija 1791 metai 240 brokato ir aukso siuvinėjimo manufaktūrų. 1805 metai 0. Visus užsidarė per 14 metų. Italija 1778 metai 183 šilko audėjų cecho, 1812 metai 17, nuosmukis 11 kartų per 34 metus. Vokietija 1782 metai 321 aukso siuvinėjimo meistras, 1819 metai 14, sumažėjimas 23 kartus. Ispanija visiškas brokato gamybos nutraukimas iki 1807 metų. Oficiali versija Prancūzijos revoliucija sunaikino prabangos paklausą. Melas. Napoleonas karūnavosi su brokato apsiaustu svėrusiu
30 kg. Jo maršalai dėvėjo mundurus su aukso siuvinėjimais. 1815 metų Vienos kongresas prabangos apogėjus. Paklausa egzistavo, išnyko pasiūla. 1812 metai Prancūzijos vyriausybė paskelbė konkursą 1 000 000 frankų tam, kas atkurs tyro purpurą. Niekas negalėjo. 1837 metai naujas konkursas atkurti 15 amžiaus aukso siuvinėjimą, vėl nesėkmė. Tai ne žinių praradimas, tai atsargų pabaiga. Europa dėvėjo palikimą 300 metų. 18 amžiaus pabaigoje sandėliai ištuštėjo, maroderiavimas baigėsi. Žakardinės staklės išrastos Josefo Marie Žakaro 1804 metais oficialiai revoliucija audime. Mechanizmas leidžia automatiškai kurti sudėtingus raštus, naudojant perfokortas. Iki tol toks audimas buvo laikomas neįmanomu. Tačiau 15-18 amžiuje audinių analizė rodo, kad jie išausti žakardinio audimu likus 300 metų iki staklių išradimo. Siūlo struktūra, perpinimo tvarka, rašto sudėtingumas yra identiški 19 amžiaus žakardinių staklių produkcijai. Lionas tekstilės akademijos ekspertai patikrino, atkurti tokį audimą rankomis neįmanoma net teoriškai. Reikalingas mechanizmas, valdantis tūkstančių siūlų vienu metu pagal nurodytą algoritmą. Reiškia, staklės egzistavo iki Žakaro, o jo išradimas taip prarastos technologijos rekonstrukcija, bandymas atkurti tai, kas jau buvo. Ir tai pavyko tik iš dalies. Šiuolaikiniai žakardiniai audiniai grubesni už viduramžių 3 kartus pagal audimo tankį. Maža to, Lione tekstilės muziejuje saugomi viduramžių audinių fragmentai su raštais, užkoduotais binarinėje dvejetainėje sistemoje. Dviejų siūlų tipas kartojamas sukuria modelį, skaitoma kaip nulių ir vienetų seka. Tai Žakaro perfokortų veikimo principas ir šiuolaikinio programavimo pagrindas 15 amžiaus audiniuose. Technologijos nerastos. Jų niekada neišrado europiečiai. Jie tik kopijavo rastus pavyzdžius. Kodėl muziejai slepia informaciją? 1997 metais nepriklausomi tyrėjai paprašė leidimo atlikti Luvro audinių radioanglies analizę. 20 pavyzdžių datuojamų nuo 15 iki 18 amžiaus. Atsakymas neigiamas. Analizė gali pažeisti eksponatus. Pasiūlytas neardomas metodas dažų Ramano spektroskopija, nereikalaujanti medžiagos paėmimo, nekontaktuojant su audiniu. Vėl atsisakyta be paaiškinimų. 2011 metai Viktorijos ir Alberto muziejus atlieka vidinį viduramžių audinių kolekcijos tyrimą, rezultatai įslaptinti. Vienintelis nutekėjimas, tarnybinis raštas, daugumos pavyzdžių datavimas netitinka katalogo. Nesutapimas sudaro nuo 3 iki 500 metų senėjimo kryptimi. Rekomenduojama uždaryti prieigą tyrėjams iki atribucijos peržiūros, nuo to laiko kolekcija uždaryta. 2017 metai Ciuricho universiteto chemikų grupė gavo prieigą prie audinių fragmentų iš privačios kolekcijos. Analizė parodė, dažas turi nanostruktūras, kurių dydis 20-50 nanometrų išsidėščiusias taisyklingoje kristalinėje gardelėje. Tai paaiškina atsparumą šviesai ir ryškumą. Tačiau tvarkingai nanostruktūrų kūrimas reikalauja elektroninės mikroskopijos ir molekulinės savirinkos 21 amžiaus technologijų. Publikacija užblokuota. Tyrėjams pasiūlyta susilaikyti nuo rezultatų platinimo mokslo bendruomenės interesais. Pavyzdžiai paimti, pakartotinė ekspertizė uždrausta. Muziejai bijo ne eksponatų praradimo, jie bijo oficialios istorijos praradimo. Karališkųjų garderobų struktūra griauna legendą apie gamybą. Jelizavetos Petrovnos aprašas 15 000 suknelių, tiek 300 turi nurodytą siuvėją, 14 700 be autorystės. Jekaterina II 8 000 suknelių, 250 pasiūtos dvaro meistrų, likusios gautos iš rūmų atsargų. Kokios atsargos? Versalio archyvai.
1683 metai Rūsiuose aptikta 50 užantspauduotų skrynių su nežinomos epochos drabužiais. Kokybė pranoksta viską, kas gaminama dabar. Nuspręsta naudoti dvarui. Tiesiog rasta ir paskirstyta. Anglijos archyvai 1554 metai, tvarkant Taueryje esančias patalpas, aptikti 23 nuostabaus darbo brokato ryšuliai. Kilmės nustatyti nepavyko, perduota į iždą. Profesionalūs audėjai negali identifikuoti technikos, bet audinys naudojamas karališkiems apdarams. Visur viena schema. Randa paruoštus sandėlius, paima geriausią, pateikia kaip savo. 100 Europos rūmų aprašuose nuo 10 iki 18 amžiaus sutinkama formuluoti kilmė nežinoma, prielaida senovinės atsargos. Nepagaminta, nenupirkta, neužgrobta kare, tiesiog rasta nuosavose rūsiuose, kurie egzistavo iki rūmų statybos. Cheminė analizė atskleidė tai, kas neįmanoma. Elektroninė mikroskopija rodo viduramžių aukso siūlose auksas ir šilkas ne tiesiog sujungti, jie integruoti molekulinėme lygmenyje. Riba tarp medžiagų neegzistuoja. Aukso atomai įsiterpia į šilko skaidulų struktūrą. Aukso lydimosi temperatūra 1064 laipsniai. Šilkas suirsta esant 300 laipsniams. Sujungti jų termiškai neįmanoma. Šiuolaikinis mokslas siūlo vieną būdą – joninį įterpimą vakuume, naudojant dalelių greitintuvus. Technologija įsisavinta 20 amžiaus pabaigoje, tačiau šie siūlai datuojami 15-18 amžiumi. Kaip viduramžių meistrai suderino tai, kas nesuderinama? Arba datavimas klaidingas, arba to meto technologijos pranoko mūsiškės. Aukso priemaišų spektrinė analizė prasideda mysle. Platina, iridis, osmis, proporcijomis, būdingomis Kolumbijos ir Perų telkiniams. Europos auksas tokių priemaišų neturi. Tačiau Kolumbas atrado Ameriką 1492 metais. Masinis aukso įvežimas prasidėjo 1520 metais. Iš kur Pietų Amerikos auksas 12 amžiaus audiniuose? Vienintelis atsakymas – globali civilizacija egzistavo iki geografinio atradimo epochos. Ji valdė molekulinės technologijas, ji turėjo prieigą prie visų kontinentų resursų. Ji sukūrė sandėlius visame pasaulyje, o europiečiai nuo 10 iki 18 amžiaus šios sandėlius plėšė ir 300 metų savinosi svetimą palikimą. Napoleonas 1809 metais išleidžia įsaką įpareigoti karališkasias manufaktūras atkurti 15 amžiaus lygio aukso siuvinėjimo gamybą. Išskirtos milžiniškos lėšos, pritraukti geriausi Europos meistrai, sukurti eksperimentiniai cechai. Rezultatas – po 5 metų projektas uždarytas be paaiškinimų. Nepavyko pasiekti net trečdalio viduramžių pavyzdžių kokybės. Prancūzijos mokslo akademija 1823 metais sukuria komisiją prarastoms tekstilės gamybos technologijoms tirti. 11 metų darbo, 100 ekspertų, prieiga prie visų muziejų kolekcijų, galutinė ataskaita 1834 metai, taip vadinamosios prarastos technologijos negalėjo būti prarastos, kadangi niekada neegzistavo Europoje. Ištirti audiniai demonstruoja gamybos metodus nesuderinamus su Europos amatų išsivystymo lygiu nuo 15 iki 18 amžiaus. Audinių kilmė lieka nepaaiškinama. Ataskaita nedelsiant įslaptino. Publikavimas uždraustas. Komisijos nariams nurodyta neaptarinėti tyrimų rezultatų. Oficiali istorija toliau teigia, visą tai sukūrė Europos renesanso epochos meistrai. Kodėl tiesa slepiama 200 mečius? Todėl, kad jį griauna Europos civilizacijos pamatą. Visos didžiosios dinastijos, visa rūmų prabanga, visas monarchijų prestižas pastatytas ant moroderiavimo, ant svetimo palikimo pasisavinimo. Kieno sandėlius plėšė Europos karaliai? Rūsių architektūra duoda atsakymą. Mūro stilius neatitinka europietiško. Parabolinės formos arkos, nežinomos viduramžių statybininkams. Akmenys, sveriantis po 15-20 tonų, pritaikyti be skiedinio milimetro dalių tikslumu. Ta pati technika Saksemanane, Peru, Baalbeke, Libane, Jeruzalės pamatuose. Po Versalio aptiktos požeminės patalpos nenurodytos jokiuose planuose. Jos egzistavo iki rūmų statybos. Organinių liekanų skiedinyje radioanglies analizė parodė amžių viršinti
2000 metų Liudvikas XIV nestatė Versalio. Jis antstatė jį virš senovinio komplekso griuvėsių ir išplėšė rūsius. Po žiemos rūmais tas pats vaizdas. Pamatai nueina 12 metrų. Oficialus gylis 3 metrai. 9 metrai nesuprantamo pagrindo. Kas jį sukūrė? Visi didieji Europos rūmai nuo 15 iki 18 amžiaus pastatyti ant senesnių ir technologiškai pažangesnių statinių griuvėsių. Kiekvieną kartą randamas užantspauduotos saugyklos su audiniais, auksu, neaiškios paskirties dirbiniais. Tai globalios civilizacijos pėdsakai, istorikai vadina ją skirtingai. Tartarija, antikinis pasaulis, imperija iki kataklizmo. Ji egzistavo iki globalios katastrofos, tvano, polių pasikeitimo, kometos kritimo. Katastrofa sunaikino civilizaciją, bet ne infrastruktūrą. Sandėliai liko užantspauduoti po žemę. Europos kilmingieji nuo 10 iki 18 amžiaus aptiko šios sandėlius ir 300 metų pravalgė likučius. Renesanso epocha. Tai nesuklestėjimas, tai didingas spektaklis, slepiantis planetarinio masto maroderiavimą, plėšimą. Renesanso epocha didžiausia pasaulyje apgaulė. Visoje istorijoje nebuvo Europos kultūros suklestėjimo, buvo žuvusios civilizacijos sandėlių išpardavimas. 15 000 suknelių be siuvėjų, 4 tonos aukso vienai karalieniai, 100 000 metrų audinių reikalaujančių milijonų žmogaus darbo metų gamybos, dažnai su nano struktūromis, žakardinis audimas likus 300 metų iki staklių išradimo. Pietų Amerikos auksas 12 amžiaus molekulinis nesuderinamų medžiagų jungimas. Niekas iš to nebuvo gaminama europiečių, viskas buvo rasta rūsiuose, egzistavusiuose iki rūmų, užmūrytose civilizacijos sandėliuose, kuri valdė technologijas neprieinamams mums iki šiol. Kai sandėliai ištuštėjo 18 amžiaus pabaigoje, didžiosios technologijos staiga išnyko, nes jų niekada nebuvo pas europiečius. Visi bandymai atkurti gamybą žlugo. Prancūzijos akademija prisipažino, technologijos negalėjo būti prarastos, kadangi niekada neegzistavo Europoje. Muziejai blokuoja nepriklausomus tyrimus, radioanglies analizė uždrausta. Nepageidaujamų ekspertizių rezultatai įslaptinti, nes tiesa sunaikins oficialią chronologiją, įrodys, kad visa Europos istorija perrašyta, visos didžiosios dinastijos, marodieriai, plėšikai, visa prabanga vogta. Jie danešiojo, sudėvėjo iki galo svetimus apdarus 300 metų.